Taigi, sveiki gerbėmiai ponai ir ponios, su jumis ir vėl aš apokalipsės pranašas Mindaugas Montvilas ir sveikinus jau eiliniame 106-ame pramoginio apokaliptinio infošau pabaiga jau artėja epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Na ir prieš pradedant visas rimtas temas ir kalbėti apie tai, ką pasaulį vėl iškrėtė Tėtušis ir jo pakalikai ir kaip jis toliau griauna liberaliąją demokratiją, mes šiek tiek nusikeliame į mūsų šalelę, į mūsų aktualijas ir šioks toks trumpas reportažas iš Vilniaus knygų mugės. Prisipažinsiu, kiekvienais metais, kai tik prasideda Vilniaus knygų mugė, jaučiu beveik metafizinį pašaukimą joje dalyvauti. Ne tiek dėl knygų, nors žinoma, jo sudaro šią šventės ontologinį pagrindą, bet dėl susitikimų su tais smalsiais jaunais vyrais, kurie klaidžioja tarp stendų su intelektualiniu nerimo akise. Man patinka stebėti, kaip jie ieško idėjų, kurios galėtų tapti jų tapatybės ašimi. Kaip jie klausosi, ginčijasi, kartais pernelyg drąsiai, kartais droviai, bet visada su troškimu suprasti pasaulį plačiau, nei leidžia kasdienybės horizontas. Turiu pripažinti, aš gyvenu dėl šių smalsių jaunų vyrų, dėl tų malonių akimirkų jų apsuptyje. Ir šiemet ši patirtis buvo ypač sėkminga. Jaunoji karta regis pagaliau pasirengusi peržengti paviršutiniškos nuomonės ir retrogradinio konservatizmo ribas. Drįstu manyti, kad šiemet Vilniaus knygų mugėje užgimė ne viena būsima politinė sąmonė. It hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Ir dabar tikrai baigiame visus šposus ir perinam prie rimtųjų naujienų ir aišku, visi suprantate, kokia yra pagrindinė naujiena šiuo metu pasaulyje, apie ką visi kalbame, žinoma, Irano ataka, tai yra ataka prieš Iraną, būtų tiksliau, nors buvo ir Irano atsakymas į Persų įlankos valstybės. Ir tiesą pasakius, šitas pas mus sukėlė daug šurmulio, nes visi žinome ir mūsų vietinių influencerių ir verslininkų ten yra užstrigusių ir jiems Spartano mūsų valdžiukai turbūt jau nebesiūs, o gal ir nebegali. Bet čia mūsų lokalinės bėdos. Aš gal tik tai keletą pastebėjimų, kad visi suprastume, kokiame mes esame, kokioje stadijoje. Tai taip, ajatola pagrindinis Khomeiniai yra jau, kaip sakoma, pas 72 tas nekaltas mergelės, ar kaip internetai juokauja, gal ten ir nebūtinai mergelės tos nekaltos. Bet režimas dar nežlugo ir kaip toliau vystysis, iš tikrųjų daug yra klaustukų. Tarkim, šiuo metu kaip ir įrašinėjau, tai Polymarkete, tarkim, šansai, kad Irano režimas kris iki birželio 30-osios buvo pakilę, tarkim, tas vertinimas beveik iki 50% šiandien, dabar jau pakryto iki 42%, tai yra, netoli 50-50, daugmaž ir netgi mažiau negu 5% šansų besilažinčių, tai yra žmonių balsuojančių savo piniginėmis, mano, kad režimas kris. Tai čia iš tikrųjų tokia dalinė pergalė ir tas šventimas jis iš tikrųjų gali būti ir šiek tiek išankstinis. Bet vis dėlto kai kurios charakteringus dalykus reikia pastebėti ir pabrėžti, nes jie tiesiog akį rėžia. Vienas dalykas, kurį būtina pažymėti, kad šita ataka, JAV ir Izraelio ataka, labai sėkminga, bent pradinėse stadijose, kaip jau žinome. Neaišku, kaip viskas toliau klostys, bet kaip jau pradinėse stadijose, kaip jau tapo įprasta pastaruoju metu, super fantastiškai sėkminga ataka, iššaukė vėlgi kažkokį tai sunkiai paaiškinamą ir suprantamą europiečių norą
auklėti Ameriką apie kažką tai. Ir čia, aišku, labiausiai pasižymėjo Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiai, kurie išplatino bendrą pareiškimą, kuriame tarsi ir pasmerkė Iraną, bet kartu ir paragino amerikiečius dėrėtis su tuo režimu. Ir aš, žinoma, galėčiau ir pats komentuoti, bet geriausiai šitą pakomentavo įtakingas JAV senatorius, daug kartų šitose laidose minėtas Pietų Karolinos senatorius Lindsey Grahamas, iš tikrųjų geras Ukrainos draugas, kuris Amerikoje nėra dabar jau visuotinai priimta, ir geras šiaip Europos draugas, bet paskaitysiu jo įrašą. Pasakyti, kad esu nusivylęs bendru Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderių pareiškimu dėl operacijos Epinis įniršis būtų per švelnu. Labai liūdna matyti, kad vakarų demokratijos praranda aistrą teisingumui ir gėrio bei blogio jausmą, kuo toliau nuo jų krantų vyksta įvykiai. Visi Europoje pagrįstai nerimauja dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, tačiau kalbant apie ilgai kenčiančius Irano žmonės, Europa buvo apgailėtina Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiams. Irano žmonės neklysta reikalaudami nutraukti savo priespaudą iš kraujo ištroškusio ajatolos režimo, kurio rankos suteptos Amerikos ir Europos krauju. Jūs visi kartu klystate, atsisakydami padėti Irano žmonėms ir dar labiau įžeisdami situaciją, siūlydami mums toliau dėrėti su religiniais naciais. Tai apgailėtina, kaip žemai vakarų Europa smuko. Irano žmonėms prezidentas Trumpas išgirdo jūsų išauksmus, pagalba atvyko dideliu mastu. Mūsų Europos sąjungininkams jūs apgailėtinai sušvelnėjote ir praradote uolumą kovoti su blogiu. Matyt, nebent jis būtų jūsų priengėje. Tai liūdna. Na, iš tikrųjų, toks jau, žinote, pasmerkimas galbūt ir nenaujas šitos administracijos ir šitos bendrai respublikonų partijos, bet dar vienas skaudus priminimas Europai, kad, Europa vienoje srityje net zero jau tikrai pasiekė ir tas net zero yra tarptautinės galios srityje ir Europa pati nesugebanti spręsti problemų net savo žemynę, jau nekalbant apie visai kaiminystėje, nes, sutikime, artimieji rytai irgi yra gerokai arčiau Europos negu Jungtinių valstybių. Kažkokia dar jaučiasi turinti teisę auklėti ir skleisti kažkokius tai moralizavimus Amerikos atžvilgių. Tikrai liūdna, apgailėtina ir kitaip nepaaiškinsi. Ir šitoje vietoje, aišku, ir mūsiškiai už Ingrydai pasižymėjo, ypač Raimondas Kuodis, kad čia, reikia čia kažkokį kurti Nordhauso klubą, vadinkime, ar kažką tai tokio ir spręsti problemas tokiais režimais. Tai gerbėmieji, tas klubas jau yra sukurtas, Nordhauso klubas. Tik tai europiečiai jį nebus kviečiami, nes yra niektauzos. Tai tiek ir bus su tuo Nordhauso klubu. Ir aišku, čia šitoje vietoje būtina pastebėti, kad pasižymėjo ir jungtinės tautos, savaime suprantama, irgi pasmerkusios visą šitą. Ir kaip visas, aišku, leftistinis tas vištinikas demokratų partijos, visokios Kamalos Haris, jau nekalbant apie ten tas visas somalietės, kaip ten ir Rašidas Talib, ir Ilhan Omar ir panašias, tai visas tas vištinikas sukudakavo. Vėl ir eilinį kartą vienintelis adekvatus pasirodė senatorius Federmanas, kuris pasakė, Operation Epic Fury, aš už ir nesvarbu, ką ten partija sako. Tai čia toks vienas pastebėjimas. Iš tikrųjų, Europos ir Amerikos trajektorijos ir požiūriai šitoje vietoje yra nesuderinami. Europa kažkokiu tai būdu galvoja, kad Amerika privalo jai padėti, tačiau Amerikai padėti jie ne tik neprivalo, bet dar Amerika jie gali, šitie visi niektauzos ir impotentai, visi Makronai, Starmeriai, jie dar gali ir turi teisę auklėti Ameriką dėl kažko. Tokio absurdo, žinote, amerikiečiai tikrai netoleruos ir tai leis sužinoti visais lygiais. Ir tai leidžia sužinoti visais lygiais. Ir šitoje vietoje mes, aišku, prieiname prie tų žmonių, kurie dabar yra giliame kognityvinėme disonanse. Tai yra tie žmonės, kurie buvo asocijuojami ir pas mus, ir visoje Europoje, ir Jungtinėse valstijose su neokonservatorių ten politinių judėjimų, politinės minties kryptimi. Ir
tie žmonės, kurie vėlgi visada norėjo, kad Amerika darytų tvarką visame pasaulyje ir visų pirma, aišku, Irane, artimuosiuose rytuose, tie žmonės ir visi žinome, kad jie visi ten proizraelietiški, daugelis jų žydų, tie žmonės, na dabar atrodytų, jie gavo viską, ko jie liktai ir norėtų turėti. Tačiau ir jų tarpe vėlgi Trumpas vis tiek jiems yra kažkoks tai labai blogas. Nesvarbu, kad jis padaro tai, ko tarkim, na, jie nesėkmingai siekia daugelį metų ar net dešimtmečių. Na ir žinoma, tą progą CNN susirado buvusi Trumpo pirmos kadencijos nacionalinio saugumo patarėją, vieną iš 3 ar 4, Johną Boltoną, paklausti, ką jis mano apie tai ir ką jis mano bendrai apie oranžinį. Na ir visi, kas žinote, Johną Boltoną, tai tas, na, buvęs labai vanagiškas neokonservatorius, tai tas žmogus, kuris, na, metai iš metų ragino bombinti Iraną. Tai net ir Johnas Boltonas, žinote, jis labai nepatenkintas ir jis sako, tie žmonės dabar, kurie balsavo už Trumpą, buvo apgauti, nes jie, supranta, nežinojo, kad Trumpas neturi jokios stabilios pasaulėžiūros. Ir nepaisant, kad tai, kas dabar įvyko, na, yra visų tų neokonų svajonių išsipildymas, Donaldas, tai yra Johnas Boltonas vis tiek griežia dantį ant Donaldo Trumpo. Nors, aišku, Johnas Boltonas turi už ką, jam praėjusiais metais Teisingumo departamentas dėl neatsakingo elgesio su slapta informacija iškėlė, na, kaltinimus pateikė ir dabar ten pasivyksta teisminiai procesai ir jam gresia net reali kalėjimo bausmė už tos visus dalykus. Tai, na, Johnas Boltonas bent jau turi už ką asmeniškai nekęsti Donaldo Trumpo. Bet, na, yra ir kitokių atvejų ir variantų. Šitoje vietoje juokingiausias buvo, na, įrašas Atlantic, tokios apžvalgininkės ir labai gerai žinomos šiaip ir Europoje dėl suprantamų priežasčių Anne Applebaum, nes tos suprantamos priežastys yra tos, kad jos vyras yra žymusis Radekas Sikorskis, Lenkijos Gabrielius Landsbergis, taip pasakykime. Ir taip, šitie žmonės atrodytų tokie vanagiški, na, turėtų plot katučių, bet ne, jie neploja katučių, jie čia rašo apie tai, kaip čia Trumpas viską daro blogai, kaip jis nederino su kongresu, kaip jis, ir čia šitoje vietoje negalima nesijuokti, na, sugriovė visą tą USAID-ą, na, ir dėl to Irano dabar pilietinė visuomenė neturi priemonių, kaip susiorganizuoti ir pabaigti režimo vertimą ir tokius panašius dalykus. Tai, žinote, skaitant šitą visą trydą ir visą šitą skausmą, kurią jaučia tokios kaip Anne Applebaum, puikiai gali suprasti, kad jos, na, žodin praktiškai atspindi tai, kas dedasi galvose tokių mūsų neokonų išminčių, kaip Gabrielius Landsbergis ar Matukas Maldeikis, kurie liktai ir turėtų džiaugtis, bet, na, jiems ten kaip pašaka gerklei tas, kad visą tai daro oranžinis šitas priešas, ar, na, jeigu jau klausysime iš kai kurių jų tokių jau stipriau paveiktų narkotinių ir psichotropinių priemonių ar bendrai Skarolskio kilpos besismaginimo pasiekmių jaučiančių kaip Kuodis, tai ten ir išdavikas, Rusijos agentas, ir dabar, kai jis šitas oranžinis, šitas išdavikas, Rusijos agentas ir visą kitą vieną po kito verčia visus Rusijos draugus ir susijusius režimus, na, šitiems žmonėms, kad pabėgti iš to savo kognityvinio disonanso ir kažkaip išsivartyti iš gaidžio, na, jiems reikia labai egzotiškų visokių surasti pateisinimų savo nepasitenkinimui, kartu pabrėžiant, kad jie kaip ir už viską, kas vyksta, bet ir labai vis tiek smerkia oranžinį. Tai vat, Anne Applebaum rašo, kad oranžinis, supranti, sugriovė Radio Free Europe ir Radio Liberty ir visą šitą USAID-inį gaivalą sugriovė ir dėl to jis nepasieks nieko. Na, žinote, tiek to palikime ant tų žmonių
sąžinės suprast, ko jie iš tikrųjų nori ir ko jiems iš tikrųjų reikia. Ir dabar jau turbūt galima drąsiai konstatuoti, kad reikalai Amerikoje sugrįžo į senas geras vėžes ir respublikonai yra karo partija, o demokratai yra antikarinė partija. Tai šita visa izoliacionistinė, visa šita epopėja, kuri buvo susijusi su tokiais žmonėms kaip Tuckeris Carlsonas ir jų posūkių į tą visą, kaip čia pasakius, izoliacionizmą ir antiamerikietiškumą ir kad mes čia viską pralaimime ir mes nieko nesugebame, tas visas išsisklaidė vos tik tai, buvo viena kita sėkminga karinė kampanija ir dabar jau atsiranda ir skaičių, kad dauguma amerikiečių palaiko šitos karinius smūgius ir žinoma, kaip jau visi puikiai suprantate, trumpi pergalingi karai visiems patinka ir visiems patinka išlaisvintų žmonių padėkos ir panašus dalykai. Todėl dabar, tikrai sunkioje padėtyje atsiranda tokie veikėjai kaip Tuckeris Carlsonas ir visa kohorta žmonių, kurie būrėsi po tą vėliavą, nes visų pirma tai yra paneigtas jų Tuckerio Carlsono teiginys, kuris dar prieš porą savaičių mojavo tais skaičiais šitamgi Maikui Huckabee prieš nosį, kad 80% amerikiečių nepritarė smūgiams Iranui, tai, duomenys rodo visiškai priešingai, kad net skaitytant per demokratus, dauguma amerikiečių pritarė vis dėlto gan ryškia persvara 17 procentinių punktų, o amerikiečių parama Donaldui Trumpui, tai yra respublikonų, nors čia šitoje vietoje toks freudinis lipas teisingas, respublikonų amerikiečių parama Donaldui Trumpui tebėra aukšta ir jinai niekad nebuvo nukritusi, nepaisant to, kas ten buvo kalbama ir skleidžiama visi šitie pramanai apie tai, kad paskandins Donaldą Trumpą ar šitą administraciją Epsteino failai, ar tarifų šitą visi sprendimai, ar dabar smūgiai Iranui. Niekas Donaldui Trumpo neskandina, Donaldas Trumpas kuo puikiausiai laikosi ir žinoma, yra ten visų rizikų ir yra klausimų, reiks spręsti, bet kol kas, man atrodo, jeigu iš tikrųjų toliau seksis gerai, ypač šitą karinę kampaniją, tai Donaldas Trumpas ir Respublikonų partija į išankstinius rinkimus žygios, tikrai vėl gerokai iš stipresnių pozicijų, negu tai atrodė įmanoma dar prieš porą savaičių. Ir aišku, reikia pakalbėti, ką tai reiškia šitie dalykai, visų pirma, Rusijai ir Kinijai. Ir praktiškai, aišku, apie Rusijos negalimybės padėti savo turbūt artimiausiam sąjungininkam ir reikšmingiausiam iš tikrųjų sąjungininkui Iranui, kaip ir tiesą pasakius visiems kitiems savo sąjungininkams, nuo Armėnijos iki tos pačios Venesuelos, tai yra akivaizdu. Bet be karinių dalykų Rusija dar turėjo ir visokių kitokių ekonominių santykių su Iranu ir su ta pačia Irano civilinė branduolinė programa, kas buvo kaip ir visai košerna ta programa ir vienintelį veikiantį komercinį reaktorių Irano yra pastatę Rusai, Rosatomas dar 90 metais, bet toje pačioje elektrinėje yra statomi dar du, Bušero elektrinėje dar du reaktoriai ir dar yra pasirašytas sutartis dėl iš tiesų 4 naujų rusiškų VVR reaktorių kitoje elektrinėje, šis naujai pastatytinoje. Tai rusai turėjo labai, kaip čia pasakius, labai didelius planus su Iranu branduolinius bendradarbiavimo civilinėje srityje ir tiesą pasakius, šitas turbūt vienas svarbiausių buvo tokių Rosatomo ateities projektų, nes vis dėlto vienas veikiantis, dar 2 statomi ir 4 numatomi, tai vis dėlto pakankamas jau reaktorių skaičius Rusijai ir pakankamai reikšmingas energijos šaltinis ir Iranui. Ir žinoma, Marko Rubio pasakė, kad Iranas galės tęsti civilinę branduolinę programą. Jie aišku subombino visus tos objektus, kas susiję su urano sodrinimu ir panašiai, tai tikriausiai ta civilinė programa būtų su importuojamu kažkokiu tai to jau branduoliniu kūru, kaip ir tiesą pasakius, tarkim, branduolinės atlikas, kaip aš supratau, iš jau veikiančio rusiško reaktoriaus rusai patys išsigamena. Tačiau tiesą pasakius buvo
ne pats reaktorius, bet buvo bombinami ir objektai šalia to veikiančio reaktoriaus ir Rusija evakuavo dalį savo personalo Rosatomo iš tos elektrinės. Tai klausimas, ar jeigu bus ir tęsiama tas bendradarbiavimas tarp Rusijos ir Irano branduolinėje srityje, na, didelis klausimas kyla, aišku, po viso šito bombardavimo. Tai čia tik tai viena iš dedamųjų, yra ir gausybė kitų, ne tik karinių, bet ir civilinių ekonominių santykių tarp šitų šalių ir be abejo Rusijai tai yra blogai. Aišku, galima daryti prielaidą, kad tas trumpalaikis naftos pabrangimas ir trūkumas, jeigu šitas konfliktas, na, užsitęs. Ir tai tikriausiai kažkokie trumpalaikiai atokvėpį duotų Rusų naftos visam sektoriui, bet, na, jisai dabar yra ant tiek numuštas, kad yra ant tiek jau prispausti yra visi tie tanklaiviai Rusų, kad iš tikrųjų Rusams būtų, na, vėlgi sunku labai smarkiai pasipelnyti ir galiausiai, na, šitą situaciją, kadangi jinai yra svarbi Kinijai, ir pagal Bloomberg duomenis Kinai gauna, pagal naujausius 25 metų duomenis, Kinai gauna 38% naftos plaukiančios per Ormuzo sąsiaurį ir bendrai Azija gauna 80% ar netgi daugiau, nes dar daug gauna ir indai, ir pietų korėjiečiai, ir japonai, ir likusios Azijos šalis. O amerikiečiai dabar iš ten naftos praktiškai neperka ir beveik neperka ir europiečiai. Na, Bloomberg duomenimis 3% tik tai visos šitos naftos tenka Europai. Todėl trumpalaikiai tiekimo sutrikimai iš Hormuzo sąsiauryje, iš ten plaukiančios naftos neturėtų iš karto taip labai smarkiai pasijausti, nors aišku, žinote, rinkų reakcijos gali būti emocionalios ir gali būti, žinote, ir visokių, na, pasipelnimo motyvų ir kitokių dalykų, tai čia labai sunku iš tikrųjų prognozuoti, bet bendrai paėmus vis dėlto didesnį nerimą visi šitokie sutrikimai kelia ir turi kelti Azijos vartotojams ir ypač Kinijai. Ir tas yra, na, geras dalykas, nes Kinija yra būtent ta šalis, kuri turi svertų, kuri turbūt vienintelė turi tokius svertus Irano režimui ir, na, pasikeitusiam Irano režimui dabar, kuri gali, na, priversti jos vis dėlto net ir kariaujant leisti praplaukti kažkiek naftos per tą Ormuzo sąsiaurį. Kitas dalykas irgi reikia pastebėti tai, kad pagrindinės iš tų įlankos šalių, arabų šalių, pagrindinės didžiausios dvi, tai yra Sauditai ir Emiratai, jie turi tam tikrus workaroundus, jie turi naftotiekius, per kuriuos jie gali teikti tą savo naftą apeidami Ormuzo įlanką, tai Sauditai turi naftotiekį tiesiai į Raudonojo jūrą, o Emiratai turi į Omano įlanką, neplukdant per Ormuzo sąsiaurį. Tai yra tam tikrų workaroundų, jie aišku vis dėlto, na, kaip čia pasakius, yra riboti ir jeigu užsitęstų, kaip jau minėjau, tai neišsprendžia visų problemų, tačiau panikuoti, kad iškart rytoj pasaulis liks be naftos, aš nematau priežasties. Ir tarp priežasčių, dėl ko aš jaučiuosi taip pakankamai užtikrintas, tai dėl to, kad šita administracija tai yra protingų žmonių administracija ir šitoje administracijoje jie apie tai pagalvoja. Jie pagalvoja ir tai, kad, na, bendras naftos kažkoks šokas tikrai pakenktų Donaldo Trumpo ir Respublikonų partijai midtermuose, kadencijos vidurio rinkimuose. Tai čia vienas dalykas ir šito jie tikrai nesiruošia leisti. Ir iš kitos pusės mes dabar geriau suprantame, kam reikėjo visos šitos Venesuelos operacijos ir kam reikėjo iš tikrųjų Venesueloje nekeisti režimo, bet parodžius esamai viceprezidentį ir likusiems Venesuelos režimo asmenim tam tikrą geranorišką norą bendradarbiauti su tėtušiu, jie buvo palikti savo postuose ir dabar amerikiečiai stumdo tą venesueliečių naftą ir šitoj situacijoje, jeigu tokios problemos kiltų, tai yra papildomas būdas, na, reguliuoti pasaulio naftos rinką. Taigi dabar matote, kaip viskas šauniai dėliojasi į savo vietas ir kokioj durnio vietoj vėl lieka visi šitie mūsų,
na, kvailiai už Ingrydai, tie žmonės, na, kaip Maldeikiukas, kur dalinosi kažkokiais kvailais memais, kaip Ksi, Putinas ir Trumpas pasidalino pasaulį. Na, kokie tie žmonės vis dėlto apgailėtini debilai, ar ne? Na ir baiginėjant įrašinėti šitą epizodą, aišku, galima pasidžiaugti, kad visame pasaulyje tikrai visi normalūs, sveiki žmonės švenčia, džiaugiasi, aišku, yra visokių bepročių, leftistų, na ir tiesą pasakius, įvairiausių ideologinių pakraipų ten. Tai pačioje Amerikoje yra ten tų leftistų ir komunistų, kurie labai ten pergyvena, yra ta visa Tuckerio Carlsono ir Candace Owens stovykla, irgi nemažiau, žinote, paplaukia. Ir pas mus irgi čia nekurie už Ingrydai demonstruoja kažkokias mąstymo aukštumas, kur irgi atkartoja kai kurias ten frazės, kur tiesiai iš Rusijos ar Kinijos užsienio reikalų ministerijos atplaukia. Rusai ten bandė jungtinės tautas su kinais prastumt Jeffrey Sachsą pakalbėti, kuris irgi čia turi pasiekėjų, ir aš apie šitą personažą irgi esu pasakojęs, irgi geras fruktas. Tai visokių čia matosi žmonių ir visokių matosi, kaip čia pasakius, tokios situacijos ir tokios istorijos, kokios dabar vyksta, iš tikrųjų puikiai atskleidžia takoskyrą ir skirtumus tarp normalių, sveikų žmonių ir tų žmonių, kuriuos aš vadinu, na, bepročiais, bet aš dar juos ir blogiau pavadinu. Ir galima, aišku, susirasti ir vaizdo įrašų iš viso pasaulio, kur žmonės švenčia kartu ir iranienai, ir izraeliai, ir žydai, ir žmonės su visokiom kitom vėliavom, vat, įdėsiu iš Kanados, irgi įdomus pastebėjimas, kur žmonės visi skanduoja Trump, Trump, Trump. Įsivaizduokite, čia, na, kaip šlapių skudurų per veidą niektauzai Kanados premjerui Markui Carney ir taipogi kaip šlapių skudurų per veidą niektauzai Tėvynės sąjungos pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, kuris čia irgi neretai neseniai pareiškė, kad jam labai atrodo protingas ir gerus dalykus darantis Kanados premjeras Markas Carney, kuris tas niektauza čia pas mus tai išgarsėjo tuo, kad jis čia pareiškė, kad jis čia burs kažkokias koalicijas apeidamas Ameriką. Na tai soriukas, bet Amerika yra ta šalis, kuri gali kurti veikiančias ir efektyves koalicijas, o Kanada, ką gali, tai vėl nežino. Kad nors reiks dar vėl atskirą padaryti epizodą apie Kanadą, bet tikrai gali nedaug. Tai tiek pastebėjimo aš norėjau išsakyti šiandien. Patys darykite savo išvadas. Ir aišku, čia baigiant įrašinėti, atėjo pranešimas iš US Central Command, kad patvirtinta, kad jau žuvo pirmieji, na, yra 3 patvirtinti žuvę amerikiečiai šitame kare ir 5 sužeistieji. Ir žinote, šitie žmonės tikrai reikia labai gerbti, nes taip, JAF irgi toj visoj populistiniai tiek kairiai, tiek dešiniai bus bandoma sukelti dėl to paniką ir visus kitus dalykus, bet mes visi puikiai suprantame, na, kad pasaulio tvarkos užtikrinimas nėra nerizikingas ir nėra toksai jau visiškai švarus užsiėmimas ir kažkas tą darbą turi veikti ir to darbo tikrai nenuveiks tokie niektauzos kaip kokie praktiškai visi europiečiai šiuo metu, nes vat, Britai irgi ten Britanijoje vyksta didžiuliai skandalai, nes panašu, kad iranienai taikosi ir Britų karinės bazės Kipre, tačiau premjeras Kieras Starmeris ir kiti šitos Britų vyriausybės pareigūnai griežtai atsisako dalyvauti ir net svarstyti mintį apie kokį nors prisijungimą prie operacijos prieš Iraną. Na, vienu žodžiu, kultūriniai skirtumai, jie dabar niekad nebuvo aiškesni ir kalbėti dabar apie kažkokias europietiškas vertybės kaip pranašesnės už amerikietiškas, na reikia arba labai didelio durnumo, arba labai didelio naglumo. Ir pabaigai aš jūs, aišku, paliksiu su jau klasikinė Toby Keith daina Red, White and Blue. Tai pabaiga dar nearti, bet amerikiečių pabaiga, Europos pabaiga jau turbūt ir jau atėjo.
and you'll be sorry that you mess with the US of A. 'Cause we'll put a boot in your ass, it's the American way. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list, and the Statue of Liberty started shaking her fist, and the eagle will fly, and it's gonna be hell when you hear Mother Freedom start ringing her bell, and it'll feel like the whole wide world is raining down on you. All brought to you courtesy of the red, white, and blue.